Labas rytas iš rojaus kampelio. Žinokit, išmiegojau biškį šiaip savo naktilėje. Dar vis šlapia. Jau papusryčiavus, po kavytės, rutina. Kaip ir kiekvien žmogus, kaip ir sakau, tu rutina ir aš niekad čia įdomiau neprikursiu. Bet jo, man čia taip kaip iš tokia paveiksliuka su tom gėlytėm. Nuostabi stovyklavietė. Tai šiandien planelis yra numinti 37 km iki Kruj, kur gali būti, kad apsistuosiu 2 dienom. Pakuojam šmotkės, šiaip viskas kaip ir beveik sudėta į vietas. Ir jo. Na va, prašau. Dar čia pasišnekėjau su šeimyna. Dar su Fredžiu pašnekėjau ir laikas palikti šitą nuostabų kampelį. O. Tai galbūt tik tai vietas bendras savininkas, su kuriuo iš tikrųjų nemažai prapliurpiau. Nu jo, biški kartais varginančias istorijas, nei kažko paklausti, tiesiog kažką pil. Tai jo, nėra kažkokia dialoga. Tiesiog klausai, bandai įsiterpti ir nein. Tik pažiūrėkit, kas ten. Kokia ola. Na, kaip jums šita vietelė kavytei? Aha, toks. Visą laiką tas pats vaizdelis virš galvos. Reiks saugotis kokosų. Vakar, kai sėdėjau toj plantacijoje, netoliese vienas kokosas krita žemėn. Ja, tik tai biškį vėjuota, nežinau, kur čia tą kavinuką paslėpti. Nu, kaip manat, ar pavyks per tokį vėją prasivirti kavos? Man atrodo, biškį užtruks ir panaudosiu daugiau dujų negu įprastai. Kavos virimas ekstremaliom sąlygom. Vėjas, kad užstačiau ant stipriausios ugnies. Gerai, kad šitas dujas labai lengva rasti beveik kiekvienoj Indomaret, kaip ten vadinasi. Tai kiekvienoj parduotuvėje yra dujų va šitų. Tai užsibaigs naują buteliuką
Priminsiu kelionės tikslą važiuoti ir gerti kavą gražiausiose pasaulio vietose. Tai prašau, įgyvendinu savo tikslus. Misija įgyvendinta, kava pravirta su didžiausiu vėju. Biškio šaroja. Keliaujam toliau. Linkrui. Dar 21 kilometras. Na va, gerai, čia užsisėdėjau. Slep ryžius nuo lietaus. Supakuoti ant kiekvieną kampą. Na va, ką tik papildžiau savo kiaušinių atsargas. Visą laiką stengiuosi nusipirkti ančių. Tai vat koks kiaušinių turgelis. Yes. Prima kasiai. O čia žuvytę pardavinėjus, pažiūrėkit, kokia dydžio. Tai aš čia atvažiavau biškį daržovių. Bawa ini adik saya ini. Mister! Na va, aš gyva vieną avokadais. Per dieną suvalgau 2. Nesvarbu kokią dydžią. Tai sumokėjau už šituos 15 000. Tai kas čia, truputį mažiau negu euras, bet nu, jie dideli, skanus, minkštučiai, ne kai akmuo. Na, man nusipirkau drakoną vaisių ir nusipirkau arbūziką. Taip, bye. Čia va tokie vietiniai turgeliai. Per daug pasirinkimo nėra vaisių. Bet kažką sveika rasti eina. Kažkoks chaosas. Čia vaikam baigęs mokyklą. Sveiki, mėlieji. Nu ką, nuo čia jau reikia truputį papasakoti. Atmyniau į Sea Point, tokia visai faina vieta šalia paplūdime. Ir buvo man tokias grinai išeiginės, darbavaus, bet tikrai daug laiką skyriau ir poilsiui, vis su žmonėm, kitais svečiais praleisdavau nemažai laiką, bet nusprendžiau pailsėti nuo kameras. Tai iš tikrųjų žymiai mažiau filmavau, tai yra beveik nieką nefilmavau.
Tai va, pagavau tik tai žmogelis ropšęs į palmę. Aš ten vieną rytą tiek prisižiūrėjau, man atrodo 2 valandas į vieną palmę, va taip, tapu užkyl, nuskin kelis kokosus, nulep žemyn, tada lep į kitą palmę, Tai žinokit, buvo tikrai gražu žiūrėti, bet biški ir baugu, kai visiškai be apsaugų taip karstos, bet čia matomai jau per visą gyvenimą jau taip pripratę, tai tikrai nėra jokios visiškai baimės. Tai va, stebėjau vieną kitą saulėlydį, turėjau tokią biškį įdomesnę vakarienę, kepėm aštunkojį. Tai čia labai žinomas patiekalas Padang regione Indonezijoje. Tai va, su kompanija, biškiuką dar ir gyvą koncertą turėjom su gitarom, vietiniai pabrazina, pagiedoja. Ir tai va, vienas toks tik tai ilgesnis reportažas, kur kamerą daugiau buvau išsitraukusi, tai atrakcionų parkas. Tai čia keliom akimirkom pasidalinsiu, kokias pramogas, kokie žaidimai. Hello, Monica. What's your name? Igo. Ido. Nice to meet you. Oh, so it should stick here, yes? Stick, yes. Ten ant kiekvieną kampą irgi hey mister, hey missus, kai didelesnė minė, tai irgi to dėmesio buvo a. Tai Krui praleidau beveik visą savaitę. Vis pratęsdavau, jau galvoju, oi, rytoj atsikelsiu, minsiu. Ne. Tai va tokia mano savaitėlė. Nelabai ką ir pamatėt, bet
Reziume, žinokit, tikrai pavyko kaip ir atsigauti, pailsėti fiziškai, psichologiškai. Tai jau šiek tiek esu apsišlifavusi su Indonezija, žinoma, lauks dar visko, bus ir ašarų, ne tik tai džiaugsmą, bet ir liūdesėlę. Bet, tokios tos kelionės, jos nėra lengvas su dviračiu ir kitas iki daugiau pagaunu to galbūt negatyvą, nes, čia yra mano kelionių dienoraštis, čia nėra kažkokia pramoginė laida, kur aš ten bandau sukurti kažkokį scenarijų, ieškau kažkokių dramų, tiesiog minu, darau savo rutinas ir tiek. Labai viskas paprasta. Tai gerai, tam kartui tiek, mielieji, ačiū už jūsų dėmesį, mes susimatysime sekančiam video. Čiau.